Sveiki, šį kartą sveikinuosi iš Londono. Per daug nesižaviu Londonu, bet dėl tokio susitikimo, kuris manęs netrukus laukia, tikrai buvo verta atvažiuoti tokį kelią. Labai džiaugiuosi ir neužilgo pasidalinsiu. Tikiuosi šitas video padės tiems, kas ieško daugiau. Labai noriu padėkoti, jeigu netyčia šitą video žiūrėtų moteris, kuris sėdėjo šalia manęs lėktuve su savo sūnum ir padėjo man nukeliauti iki viešbučio su autobusu ir metro, nes aš praktiškai nesinaudoju transportu viešuoju, tai juo labiau Londone. Man būtų buvę labai sudėtinga. Ir kadangi šitas susitikimas man labai svarbus ir šita diena labai ypatinga, tai aš jai be galo dėkinga. Aš taip pat labai dėkinga visiems tiems, kas kreipėsi pas mane, nes jūsų dėka aš turėjau resursų čia atvažiuoti ir susitikti su tuo žmogum, su kuriuo aš, kaip ir sakiau, neužilgo pasidalinsiu. Tai va, labai iš tikrųjų esu džiaugsminga. Tikrai man tai yra labai didelė šventė. Ir taip pat aš dėkoju visiems tiems, kas mane žiūri, stebi, seka. Nes jūsų visų dėka aš turiu šitą palaikymą ir galiu atlikti tuos visus darbus, kuriuos man rodo. Visada matau sekantį žingsnį. Ir tikrai dar kartą labai ačiū, nes jūsų dėka galėjau viešbutį išsinuomoti ir mano akim žiūrint, tai tikrai labai brangu, dar niekada tiek daug nemokėjau už viešbutį, 70 eurų maždaug para, bet šį kartą tikrai labai pasisekė. Šiais metais sausio mėnesį pasakiau mamai, kad balandžio gegužės mėnesiais manęs laukia kai kas labai svarbaus. Ir kaip tik balandžio mėnesį paskelbė registraciją į Shri-M satsangą Londone. Kadangi paskelbė iš anksto, tai turėjau laiko apsispręsti. Sprendimas atėjo greitai, buvo labai tvirtas ir aiškus. Satsango iniciacijos į Kriya jogą metu Saturnas, kuris valdo 9 gurų būstą, tiksliai stovėjo ant mano gimimo mėnulio, kuris valdo 1 būstą aš. Toks planetų tranzitas būna tik kas 28 metus. Tai ne tik labai svarbus tranzitas, bet dar ir taip vadinamas Saturno Sadė Sati laikas, trunkantis 7,5 metų. Žiūrėdama į savo horoskopą tiesiog užgniaužusi kvapą laukiau, kas bus. Žinau, kad tai neeilinis įvykis mano gyvenime. Grįžusi namo supratau, kad po iniciacijos viskas mano viduje labai stipriai pasikeitė. Tarsi būčiau naujas žmogus. Tikrai žinau, kad dabar manęs laukia visiškai naujas gyvenimo etapas. Tai neeilinis įvykis mano gyvenime, kuris turės labai didelę įtaką tam, kas vyks toliau. Grįžusi namo, perskaičiau Shri-M 2 autobiografijos dalį, kuri vadinasi Kelionė tęsiasi, kurioje buvo ne kartą paminėti praeiti gyvenimai, kurių metu Shri-M buvo pasakyta, kad tada ir tada, kai tu gimsi tokioje šeimoje, ten ir ten, tada, būtent tada tu sutiksi savo mokytoją. Tokių istorijų yra ne tik pas Shri-M. Tai labai daug ką pasako, kad nemaža dalis mūsų gyvenimo jau yra sumodeliuota. Ir pasakysiu labai atvirai, tai tikrai matosi gimimo horoskope. Vienintelė sąlyga – astrologas turi būti geras ir mokėti skaityti. Pats mokytojas Shri-M, jo knygos bei video labai giliai mane palietė. Matau gerokai daugiau prasmės šiame savo įsikūnijime ir tiksliai žinau, ką turiu daryti. Be galo esu dėkinga ir visą laiką tuo gyvenu.
Man tai neeilinis įvykis, skiriantis mano gyvenimą į dvi dalis ir tai susijęs su praeitais gyvenimais. Sveiki. Jau kelios dienos, kaip esu namuose, Lietuvoje, po Kriya jogos iniciacijos. Toks jausmas, kad esu naujai gimus, kad pradedu naują gyvenimo etapą ir labai tikiuosi, kad dar turėsiu progą susitikti su mokytoju Šriem. Satsango metu Londone susipažinau su viena graikė vardu Penelopė. Ir kai čia grįžau į Lietuvą, ji man persiuntė 1930 metų leidimo knygelę Kriya joga, kurią išleido Yogananda. Ir ten toje knygelėje yra parašyta, kad fizinę gimtį mums suteikė mūsų tėvai, o dvasinį gimimą dvasinis mokytojas. Tai iš tikrųjų taip jaučiuosi, tarsi naujai gimus ir kaip sakiau, kad tai yra naujas lapas, naujas baltas švarus lapas mano gyvenime. Ir taip pat toje knygelėje Yogananda sako, kad per visą savo gyvenimą mes turime labai daug mokytojų, bet kai sutinkame tą vieną vienintelį, tuomet mes jį pasirenkam ir tuomet mes pasirenkam tą vieną vienintelį kelią. Tai iš tikrųjų palaiminti tie, kam taip nutinka. Ir savo jogo autobiografijoje Yogananda iš tikrųjų mini labai daug mokytojų ir įvairių šventų žmonių, kuriuos jisai sutiko. Ir mokytojas Šriem taip pat savo video ir savo autobiografijose rašo apie daugybę šventų žmonių, kuriuos jisai aplankė, pradedant jo vaikystę ir netgi tada, kai jisai jau sutiko savo mokytoją Maheshvarnath, kuris priklauso vienai seniausių jogų tradicijų Nath. Tai irgi vienas toks aspektas, kuris man labai surezonavo, kai klausiausi, ką kalba Šriem savo video. Ir netgi tuo metu, kai jisai buvo su savo mokytoju Maheshvarnath, mokytojas jį nusiųsdavo pas įvairius mokytojus, pas įvairius babas ir netgi pas vieną vakarietį mokytoją, mokslininką mokytis, taip pat pas sanskrito kalbos mokytoją. Ir Šriem savo autobiografijose mini labai daug sutiktų mokytojų ir įkėlęs yra daug nuotraukų su įvairiais garsiais žinomais žmonėmis, šventais žmonėmis ir ten yra surašęs labai daug įdomių ir atrodytų tiesiog neįtikėtinų istorijų. Tai tiesiog skaitai ir net nežinai kaip jaustis, nes tas jausmas tai iš tikrųjų toksai ypatingas ir jį sunku apibūdinti žodžiais. Tai manau, kad sutikau tai, dėl ko čia atėjau, sutikau tai, ko labai ilgai ieškojau ir ilgai nesupratau, nes mano gyvenime buvo etapai, kada jaučiausi labai nepatenkinta tuo, kas vyksta mano gyvenime, jaučiau labai stiprų nepasitenkinimą, argi net nenorą gyventi, nepriėmimą ir netgi nemažą dalį aš tiesiog nesuprasdavau, kas man darosi, kas su manim negerai, kas man darosi, kodėl toks viduj sunkumas, kodėl taip sudėtingai viską matau. Man labai buvo sunku ir netgi sunku tai apibūdinti. Galiu tai tik apibūdinti, kad aš tiesiog labai stipriai kankinausi, nesuprasdama dėl ko, kas su manim vyksta, kas su manim negerai. Ir kad prireikė iš tikrųjų tikrai daug metų, kad aš suprasčiau. Ir ne iš karto aš atpažinau savus. Tai manau, kad viena iš tokių svarbesnių užduočių, kurią mes turim šitam gyvenime, tai atpažinti savus. Kai pradėjau mokytis astrologijos pas Ernst Wilhelm, klausydavau jo pamokas, jo video, jis ten nuolat cituodavo Yoganandą. Aš jau buvau skaičiusi jogo autobiografiją ir mokydamasi perskaičiau dar kartą ir dar kartą. Galų gale
skaičiau originalią Joganandos įkurtos organizacijos išleistą jo autobiografiją. Ir kaip tik ta autobiografija pas mane yra koridoriui ant lentynų, aukščiau padėta ir toks įspūdis kartais, kai plaunu grindis, tvarkausi, kad jis į mane žiūri, aš jaučiu jo žvilgsnį, pakeliu galvą ir jis žiūri man tiesiai į akis. Ir net tada aš ne visą laiką supratau, kas tai, kodėl taip yra ir kodėl tas mano mokytojas astrologijos Ernst Wilhelm nuolat cituoja Joganandą ir po to mano mokytojo vienas mokinys, kuris panašus į Ernst Wilhelm, taip pat Kriya jogos fanatas, taip pat inicijuotas į Kriya jogą, dar vienas kolega, mano mokytoja Ryanas, taip pat į Kriya jogą inicijuotas ir kažkaip pavyko užmegzti ryšį su minėtu mano mokytojo mokiniu, Corey Dowds, ir mes labai gerai sutarėm, net nematę vienas kito, mes susirašinėjom internetu ir toks jausmas tarsi, čia mano brolis, mano brolis, čia kažkas man labai artimo. Ir netgi ir tuomet susirašinėdama aš nesupratau, kodėl taip yra, kodėl tas toks lengvumo jausmas, aiškumo jausmas, toks gerumo jausmas. Ir kai pradėjau mokytis astrologijos pas Ernst Wilhelm, tai man buvo toks jausmas, kad jis tiesiog išgelbėjo mano gyvenimą, išgelbėjo mano gyvybę ir be galo jam už tai buvau ir esu dėkinga. Ir supratau tik tai po tam tikro laiko, kad aš pradedu atpažinti aplinką, iš kurios aš esu. Tai tikrai užtruko ir tai savotiškai buvo kankinanti patirtis. Bet palengva aš pradėjau atpažinti, iš kur aš atėjau, aš pradėjau atpažinti savus, pradėjau atpažinti savo aplinką, dar gerai pernelyg nesuvokdama, kad tikrai tai yra, nes protas gana kritiškas ir tas sąmonės subtilėjimo procesas, kuris vyksta, kuris eina per dvasinės praktikas, jisai nėra toks greitas, paprastas ir lengvas, jis tikrai užtrunka. Tai čia buvo pirmas žingsnis, čia buvo didelis palengvėjimas atpažinti savus ir galų gale identifikuoti, kad esu iš tos grupės. Tai palengvino, kai atradau Imram. Tai yra toks mokytojas kilęs iš Dagestano, kuris YouTube turi labai daug sekėjų ir teikia Kriya jogos iniciacijas. Tai kokius gerus pusę metų labai intensyviai klausiausi Imram ir netgi vienu metu atrodė, kad aš labai norėčiau jį sutikti ir kad čia ko gero šitas mokytojas. Bet kai praeitą rudenį grįžau iš Indijos, dar tęsiasi toks išbandymų laikotarpis ir netikėtai YouTube aptikau Šriem, kurį buvau dar prieš kelionę į Indiją atradusi, bet kažkaip tuo metu negirdėjau to, ką jisai sako. Tik tai po to, kai iš Indijos grįžau, aš jau pradėjau klausyti ir nesustojau. Ir kuo toliau, tuo labiau darėsi viskas vis aiškiau. Jo balsas man labai ramus, labai raminantis, labai stipriai rezonuojantis su mano vidumi ir visą tai, ką jis kalba ir pasakoja, man yra labai artima. Vienu metu su sanskrito dėstytoju mes versdavom ir analizuodavom Rigvedą, Bhagavad Gita, Upanišadas, Iša Upanišadą ir tuo pačiu metu klausydavau Šriem. Tai kaip jis analizuoja, interpretuoja Iša Upanišadą ir kitas Upanišadas ir akcentuoja sanskrito kalbos svarbą. Taip pat, kad sanskrito kalba neturi teisingo atitikmenų, kad ne visada yra gerai išverčiama ir ne visada gerai yra pateikiama, kad vertimai yra dažnai sektantiški ir panašiai, visą tai man buvo labai svarbu. Ir netgi atradau tokių video, kuris labai atvirai pasakoja tokias įvairias mistinės patirtis ir aš netgi stebėjausi, kaip iš vis apskritai tokie video yra YouTube, kaip jų niekas neišima ir man buvo be galo įdomu. Tai
labai stipriai mane paveikė ir tuo pačiu metu aš buvau atradusi ir dar tokių labai stiprių video anglų kalba apie kundalinį, apie tantros kelią. Tai čia dar manęs laukia ateityje, su kuo mielai pasidalinsiu šį rudenį. Laukite tęsinio. Ir tai labai perkeitė mano vidų. Ir kuomet susisiekiau su Satsang Foundation, kurį yra įkūręs Šriem, gavau atsakymą, kad turiu ruošti susitikimui, susikurti savo taip vadinamą akauntą tame puslapyje, kad būtų paprasčiau užsiprenumeruoti naujienlaiškį, kartoti guru mantrą, klausytis video, tai ir dariau. Labai nuoširdžiai ruošiausi, labai laukiu ir visą tai išsipildė tikrai su kaupu ir šiandien sėdžiu prieš jūs. Visą tai pasakoju tarsi naujai gimusi, tarsi ką tik atvertusi naują baltą savo gyvenimo lapą. Taip pat mano minėtoje knygelėje Yogananda teigia, kad iniciacija į kriją jogą tai yra iniciacija į kosminę sąmonę. Pats žodis kriya sanskrito kalba reiškia veiksmą, darbą, kažkokį tai veikimą, netgi galūnių pratimą, reiškia tam tikras fizinis pratimas. Ir jeigu kalbėti apie Patanžalio jogos sutras, tai antroje dalyje, kuri vadinasi Sadhana pada, Patanžalis teigia, kad tapas, svadhyaja ir išvara pranidhana ir yra kriya joga. Tai tapas turima omeny karštis, tas vidinis dvasinis karštis, kuris reikalingas yra dvasiniams praktikoms, kuris taip pat degina karmą. Svadhyaja turima omeny tai yra saviugda, bet jeigu žiūrėti tikrąją šito žodžio reikšmę, tai reiškia vedų studijavimą. Priminsiu, kad 4 pagrindinės vedos tai nėra apie tai, kad moteris turi nešioti ilgus sijonus ir būti išlaikoma vyru. Ir 4 pagrindinės vedas vainikuoja Upanišadus, kuriuose taip pat nerasi tokios informacijos. Upanišados kalba daugiau apie Brahmaną, apie visuotinę sąmonę, kaip per formą pažinti beformį Dievo aspektą. Ir išvara pranidhana tai reiškia atsidavimą Dievui. Iš vienos pusės jogos filosofija, jeigu turime omeny asanas, pranajamas, tai įvairios asanos pranajamos taip pat gali būti vadinamos krijomis. Ir tokių technikų jogai turėjo pakankamai daug, kurios iš esmės gali būti vadinamos krijomis. Ir kiekvienas krija jogos mokytojas, inicijuodamas į kriją, net jeigu ir priklauso Yoganandos linijai, Babaji linijai, gali inicijuoti truputėlį kitaip, gali skirtis tam tikra tvarka, arba tos krijos gali būti supaprastintos, tai krijas mes galime traktuoti kaip tam tikras jogų technikas. Yogananda taip pat teigia, kad turime perkelti savo dėmesį nuo juslių, kuriomis suvokiame šitą pasaulį ir įsivaizduojame, kad visa tai, ką mes gauname juslių pagalba, yra tikra. Tai turime dėmesį perkelti į savo stuburą. Ir tuomet vystosi intuicija, įvairūs meniniai gebėjimai, gabumai. Jeigu kalbėti apie satsangą, kuriame buvau, kur vyko kriya jogos iniciacija, tai noriu pastebėti, kad šitas satsangas buvo skirtas labiau pažengusiems, tie, kurie jau yra susidūrę su jogos filosofija, kurie praktikuoja pranajamą, nes pavyzdžiui, kai kurios kriya jogos dalis yra susijusios su pranajama. Ir jeigu kalbėti, pavyzdžiui, udžai kvėpavimas, satsango metu niekas neaiškino, kas yra tas udžai kvėpavimas, kaip teisingai kvėpuoti, tiesiog buvo pasakyta udžai, po to tas ir tas, po to tas ir tas. Tai jau iš esmės žmogus tikrai turi būti patyręs ir žinoti, kas yra udžai kvėpavimas, kaip jis turi būti teisingai atliekamas, nes jeigu jogos pamokų metu mokytojas udžai kvėpavimą gali aiškinti kokias 10 minučių ir
dar prireiks kokių keletos dienų praktikuoti, kol pavyks teisingai atlikti ūdžiai kvėpavimą ir pajausti, ką jis iš tikrųjų duoda, ką jis iš tikrųjų reiškia. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad kriya joga yra mada, kad tai yra tai, kas dabar yra populiaru ir vos ne kas antras žmogus domisi kriya joga, nemažai yra gavę iniciacijas, tik ne visi praktikuoja. Ir netgi mūsų satsango metu taip pat buvo žmonių, kurie buvo gavę kriya jogos iniciacijas, tačiau nepraktikuoja, kai kurie buvo gavę iš kitų mokytojų. Bet reikia žinoti, kad Indija yra labai didelė šalis, tai dvasinė tėvynė, kurioje egzistuoja 6 pagrindinės filosofijos kryptis, vadinamos daršanomis. Yra labai daug mokytojų, mokyklų, šventųjų, avatarų, avadhutų ir taip toliau. Ir kad tikrai ne visi iš jų praktikuoja kriją ir kad tikrai nėra taip, kad krijos iniciacija padaro jūs kažkokiu tai ypatingu. Ta pabrėžia ir Šrijam, kad buvo labai daug garsių mokytojų, kaip pavyzdžiui Ramana Maharshi, kurie jokių kriya jogų nepraktikavo. Ir manau, jūs žinote ne vieną, taip pat Indijoje yra daug įvairių praktikų, iniciacijų, kurios gali būti gerokai sudėtingesnės, paslaptingesnės ir taip toliau. Ne čia esmė. Kaip minėjau, daug svarbiau yra atrasti savus šitam gyvenime, atrasti tuos, iš kur jūs atėjote. Tai, sakyčiau, gerokai svarbiau. Kita vertus, visiems tiems, kurie ieško, irgi yra galimybė pasigilinti, pasidomėti, suprasti, ar tai yra jūsų kelias. Ir jeigu ne, galbūt tai gali jūs nukreipti ten, kur yra jūsų kelias. Tai irgi gali būti toks iš variantų. Dar noriu pasakyti, kad dvasinis mokytojas reikalingas tam, kad pagreitintų patį procesą. Nes mes savarankiškai galime bandyti, ieškoti, nueiti į vieną vietą, kažką papraktikuoti, po to palikti, nueiti į kitą vietą, vėl kažką papraktikuoti, kažką pažiūrėti YouTube, kažką paskaityti, kažką pabandyti, ką mūsų draugai ir artimieji daro ir savarankiškai kažkokiu tai būdu, skaitant įvairias knygas, klausantis įvairių paskaitų, stengtis praktikuoti, tai nepraktikuoti ir taip toliau. Manau, kad tai daugeliu žinoma yra. Ir kartais sako, man neveikia, man niekas nesikeičia, aš dar blogiau jaučiuosi, arba aš negaliu praktikuoti, nes tas ir tas atsitiko gyvenime, arba jeigu aš pradedu praktikuoti, tai mane išneša ir taip toliau, ir taip toliau. Bet aš noriu pasakyti, kad dvasinis mokytojas yra tas mokytojas, kuris pagreitina mūsų kelią ir kad konkrečios technikos su mokytojo pagalba, su mokytojo priežiūra gali per trumpesnį laiką duoti daug geresnį rezultatą ir viskas vyks daug greičiau. Mano asmeninis pavyzdys yra toks, kad po jogos mokyklos baigimo, kuomet mokytojai nurodė tikslės instrukcijas, kokia seka turėtų būti atliekamos praktikos, pavyzdžiui, jogos asanos, pranajama, meditacija. Ir kad būtent šitos sekos reikėtų laikytis. Ir kad pranajama turėtų būti ne mažiau kaip pusę valandos kiekvieną dieną. Tai pakako viso šito laikytis ir per 2 mėnesius įgijau ir pasiekiau tiek, kiek nepadariau per keletą metų. Tai iš karto supratau svarbą mokytojų, konkrečių dvasinių mokytojų, konkrečių technikų, kad gali viskas būti gerokai paprasčiau, aiškiau ir galų gale supranti, ką tu darai, dėl ko tu darai. Tai vat reikalingas tas aiškumas, kuris ateina konkrečių mokytojų dėka arba mokytojo dėka. Ir kaip ir sakiau, tas kelias yra greitesnis, lengvesnis, lygesnis. Tai štai kokia yra dvasinio mokytojo svarba. Taip pat svarbu yra, kokiai linijai priklauso dvasinis mokytojas.
įvardinama yra, kad netgi mokytojas yra svarbus. Netgi įvardinama, kad 3 kartos atgal. Tai reiškia jūsų dvasinio mokytojo mokytojas. Tai dėl to svarbu pasidomėti. Šiuo atveju man labai rezonavo Šrijam, nes jo mokytojas yra jogas, kuris gyveno labai ilgai ir atrodė labai jaunai. Maheshvarnath, priklausantis taip pat labai senai jogų tradicijai Nath, tai ko gero vienas toks giliausių dalykų, kuris labai stipriai mane paveikė ir patraukė link Šrijam, būtent šitas raktinis žodis Nath. Na ir Maheshvarnath buvo vienas iš vyriausių avataro Babaji mokinių. Babaji žinomas mokinys buvo Lahiri Mahasaja, o Lahiri Mahasaja mokinys buvo Juktešvaras, o Juktešvaro mokinys buvo visiems arba daugeliui labai gerai žinomas Yogananda. Tai vat kartais verta pasidomėti, kokiai linijai priklauso mokytojas, kuriuo jūs domitės, kuris jūs traukia link savęs, ir pasidomėti taip pat tų mokytojų gyvenimais. Nes tada gali tiesiog ateiti tas aiškumas, tas vedimas ir viskas bus gerokai paprasčiau. Savaime suprantama, kad reikia pasiruošti sutikti savo dvasinį mokytoją. Ankstesnėme video, tai buvo Facebook gyva transliacija iš Londono, po iniciacijos aš kalbėjau apie guru mantrą ir Šrijam savo video labai išsamei pasakoja, tikrai ne viename video, apie guru mantrą, taip kaip jis buvo išmokintas, kurią reikia kartoti tam, kad pasiruošti, norint sutikti savo mokytoją, tam, kad iš esmės pagerbti visus mokytojus, kurie priklauso tai linijai ir per kuriuos apsireiškia aukščiausia sąmonė. Tai ten yra tikrai išsami instrukcija, kaip tai daryti, ir galima tiesiog pradėti nuo to, nuo guru mantros, kur yra skirta tam, kad greičiau sutiktumėt savo mokytoją, kad jūs pasiruoštumėt, kad atsirastų ryšys, kad tas ryšys užsimegstų ir kad gautumėte patvirtinimą. Kaip minėjau, kartoju šitą mantrą labai sąžiningai ir netgi susapnavau, kad Šrijam kalba su manim lietuviškai. Po to sapno labai gerai jaučiausi ir daugiau jo nesapnavau. Ir tuomet jau keliavau į satsangą, visai kitaip nusiteikusi, visai kitomis akimis viską žiūrėjau ir buvau labai dėkinga už galimybę, kuri man pasitaikė sėdėti labai arti jo. Ir tam tikromis akimirkomis jis tiesiog atsisukdavo ir tikrai žinau, kad žiūrėjo man tiesiai į akis, kas buvo labai gera, ir buvau be galo dėkinga už parodytą ir gautą dėmesį, nes žmonių buvo kažkur apie 400. Tai tas pasiruošimas tikrai yra vertas dėmesio. Neaišku tik tai, kiek jisai gali užtrukti. Man teko girdėti labai vieną įdomią istoriją, kurią noriu papasakoti. Žinomas yra gerai Robert Svoboda. Ir teko nesenai klausyti interviu su juo, kuris pasakojo apie vieną garsų jogą, apie kurį yra parašyta knyga. Man tik atrodo, kad ta knyga yra parašyta hindi kalba. Nutariau, kai nuvyksiu į Indiją jos ieškoti, gal pavyks gauti anglų kalbą. Jogas buvo vardu Chandev Pašešti. Ir jisai gana ankstyvame amžiuje suprato, kad savo mokytojo nesutiks 1400 metų. Jis labiausiai bijojo, kad atgims šeimoje, kuri nesidomi dvasingumu, ir kad tai nutolins jį nuo susitikimo su mokytoju dar labiau. Tuomet jisai periodiškai eidavo į samadhį, ir kai ateidavo mirtis, jo kūne nerasdavo, jisai grįždavo, pragyvendavo dar 100 metų. Taip jisai sugebėjo ištraukti iki 1400 metų. Ir kuomet sužinojo, kad mokytojas yra atvykęs į konkretų miestą, išsiuntė jam laišką ir gavo atsakymą iš mokytojo. Na ir mokytojas su kitais jogais išėjo jo pasitikti. Jie turėjo
įvairių galių. Ten netgi buvo pasakyta, kad jie panaudojo sieną, ant kurios jie sėdėjo ir skrido. Ir aš tą istoriją klausiau daug kartų, kad įsitikinčiau, ar tikrai gerai išgirdau, nes mano mama netikėjo ir tam, kad galėčiau ją perpasakoti kuo tiksliau, kaip pasakojo Robert Svoboda, tai išklausiau daug kartų. Na ir to mokytojo sesuo, 14 metų mergaitė, inicijavo Čandev pašešti. Būtent paaiškėjo, kad ne tas mokytojas, kuriam jis nusintė laišką, bet jo sesuo yra jo guru. Tai tokių istorijų yra ganėtinai daug. Jeigu domitės, manau, tikrai žinot ne vieną. Jeigu dar ne, negalvokite, kad čia pasakos kažkokios, tai atverkite savo sąmonę, išsilaisvinkite ir sužinosite ir patirsite labai daug įdomių dalykų, klausydamėsi tokių istorijų, skaitydami jų yra ganėtinai daug. Nesvarbu, ar tie mokytojai yra kriya jogos atstovai, ar kažkokių tai kitokių pakraipų. Tai išties yra be galo įdomu ir skaitant tokias istorijas, tas mūsų vidinis pasaulis keičiasi ir mes pradedame tarsi tikėti tuo, ką sunku yra suvokti mūsų juslėmis, sunku suvokti mūsų loginiu, kritiniu mąstymu ir iš tikrųjų atveriame ir atidarome savo kelią eiti ir augti toliau. Kartą vienas jaunuolis paklausė manęs, kuris buvo jau ne pirmą kartą atvykęs į konsultaciją ir šį kartą jis norėjo kažko giliau. Jo viduje buvo šauksmas kažko daugiau, bet toks šauksmas, kuris ne iki galo suvoktas, ne iki galo įsisąmonintas ir tuo pačiu jame yra neaiškumas, kuria kryptimi judėti. Manau, kad tai daugelis su tuo susiduria ir aš tai patyriau ir jis manęs klausė, kaip sutikti dvasinį mokytoją. Sakau, reikia nusipelnyti. Iš tiesų reikia nusipelnyti, nes nereikia galvoti, kad kai mums yra labai blogai, kažkas labai sunku, nesiseka, nesigauna, mes nieko su tuo nedarom, turiu omeny, nekeičiam savo sąmonės, nekeičiam savo gyvenimo būdo ir panorim, kad atsirastų dvasinis mokytojas, net jeigu yra ir tas šauksmas viduje. Bet iš tikrųjų reikia atlikti nemažą darbą ir dar negana to neaišku, kiek laiko tai užtruks. Aš kalbu apie sąmonės keitimą, apie gyvenimo būdo keitimą, apie kažkokių tai elementarių dvasinių praktikų įvedimą į savo gyvenimą. Ir geriausia taisyklė, kuri padeda ir kurios reiktų laikytis, kurios patarčiau laikytis, yra tokia, kad kiekvieną dieną toj pačioj vietoj, tuo pačiu metu ir tiek pat laiko atliekame dvasinės praktikas, nesvarbu kas. Ir kad geriau trumpiau, geriau pusę valandos, geriau 20 minučių, negu valandą 3 kartų per savaitę arba koks pusdienis kartą į mėnesį. Tai yra labai labai svarbu. Kaip sakė Yogananda, per guru Dievas pašaukė mus pas save ir Bhagavad Gitoj Krišna sako Arjunui, kad žmogus savo gyvenimą naujame įsikūnijame pradeda nuo tos vietos, kur baigia praeitame gyvenime. Ir tai, kuo jūs domitės, ir tai, kas jūs traukia, ir tai, ką jūs praktikuojate, labai didelė tikimybė, kad yra iš praeitų gyvenimų. Ir netgi labai garsus ir gerai žinomi budistų lamos, kurie palieka po savęs instrukcijas, kaip mokiniai juos atras jų sekančiose inkarnacijose ir kai mokiniai juos suranda, jie turi įrodyti, kad jie tikrai yra tie ir jie turi taip pat labai labai daug mokytis ir labai labai daug darbo įdėti. Taip pat ugdyti savo galias, kurias turėjo praeituose gyvenimuose, tarsi viskas būtų iš naujo.
kokiu atveju tai, ko domitės, tai, kas jūs traukia, ir yra tos gairės. Bet čia reiktų nepamiršti, kad kaip ir Tibeto lamams reikia įdėti labai labai daug darbo, įrodyti, kad tai tikrai esate jūs. Ir dar labai labai daug mokytis ir studijuoti. Ir tai taip pat prisideda prie to, kad mes priartėjame palengva prie susitikimo su savo mokytoju. Ir nesvarbu, kiek laiko tai užtruks, net jeigu tai neįvyks šiame gyvenime, svarbiausia yra tas augimas. Ir galų gale mes turime mokytojus iš praeitų gyvenimų, kurie yra greta mūsų, mus lydi ir laimina. Ir net jeigu jau nutiktų taip, kad šiame gyvenime mes to mokytojo nepamatysime fiziškai ir nepačiupinėsim, mes tikrai dėka savo dvasinių praktikų galime užmegzti tą ryšį su savo mokytojais, jį turėti ir sunkiausiamis akimirkomis gyvenime jausti paramą, globą ir gerovę. Šiam kartui tiek. Ačiū, kad esate kartu. Pasidalinkite, gal kažkam iš jūsų draugų yra aktualu, o aš toliau tęsiu savo kelionę, čia dar ne pabaiga. Iki.